Į mūsų diskusiją olimpietė, maratonininkė Diana Lobačevskė, indologą Deimantą Valančiūną, psichologą Kęstutį Dragunevičių ir Vilniaus socialinio klubo vadovą, trenerį Cedric Rafier. Diskusiją moderuosiu aš, Eglė Kemerytė Riaubienė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė, sporto fiziologė. Ir aišku, diskusiją kviečiu prisijungti jūs visus, klauskite, mes jūs matysime, girdėsime ir jums bandysime atsakyti. Taigi, pradžia turėtų būti nuo to, kad vis dėlto tai yra indų kultūra ir kad suprasti realiai, kaip čia viskas buvo tam filme, aš manau, mes prašysim žmogaus, kuris turi tame patirties. Ar galit mums padėti šitoj vietoj? Koks yra požiūris į vaiką apskritai indų kultūroje? Viens, du. Aha, veikia. Sveiki. Iš tikrųjų, požiūris į vaiką Indijos kultūroje yra toksai dvilypis, galima sakyti. Jisai ir egzistuoja, ir neegzistuoja. Ta prasme, kaip užimantis svarbę vietą, be abejo, yra šeimos kontekste. Tai vaikas, jisai yra susijęs su giminės pratęsimu, ypač jeigu tai yra berniukas. Čia, aišku, yra atskira tema. Mergaičių ir berniukų svarba Indijos kultūroje, bet šeimos kontekste jisai yra svarbus. Tačiau kaip sociume, visuomenės kontekste jisai nėra svarbus iki tam tikro amžiaus. Ir tą galima pamatyti tyrinėjant, sakykime, Indijos klasikinę literatūrą, sanskrito literatūrą, kurioje vaikas praktiškai nefigūruoja. Jeigu jis ir figūruoja, tai labai epizodiškai. Ir tam turbūt yra įvairių priežasčių. Viena iš kurių galėtų būti tai, kad vis dėlto žmogaus gyvenimas Indijoje, ir mes, aišku, reikia iš karto paminėti, kad mes čia kalbam apie hinduistinį kontekstą, nes Indijoje yra daug įvairių religijų, bet čia mes matėme hinduistinį kontekstą, tai kalbėkime apie hinduistinę tada, hinduistinę kultūrą. Žmogaus gyvenimas, kaip ir visas pasaulio suvokimas, yra ciklinis ir žmogus per savo gyvenimą pereina daugybę įvairių virsmų, kurie yra nustatomi tam tikrais ritualais. Ir, sakykime, yra išskiriami 4 patys svarbiausi virsmai žmogaus gyvenime, tai yra gimimas, iniciacija į kastą, vedybos ir mirtis. Yra ir daugiau smulkesnių, bet šitie 4 yra laikomi svarbiausi. Ir štai upanajana ritualas arba įvedimas į kastą, kuris yra atliekamas maždaug vaikui esant 8-12 metų, jisai yra laikomas, kai vaikas gimsta sociume. Tai yra, jam yra, aišku, mes kalbame apie tokį, klasikinį variantą, kai kastos, turėjo daug didesnę reikšmę, negu jos turi dabar, bet šitas ritualas irgi jis yra praktikuojamas ir šiuolaikinėje Indijoje, nors tas kastinis kontekstas yra šiek tiek minimalizuotas. Tai kasta iš tikrųjų nustato asmens padėtį ir funkcijas visuomenėje. Ir būtent tas amžius 8-12 metų ir yra, kai vaikas tampa nematomų, bet jau matomų visuomenės narių. Dabar pati ta vaikystė iki to 8-12 metų yra irgi tokia ganėtinai įdomi ir specifinė Indijos kultūroje. Ir yra tokia patarlė Indijoje, kuris sako, kad vaikas pirmus 5 gyvenimo metus gyvena kaip valdovas, kitus 5 kaip tarnas, o dar kitus 5 kaip draugas. Ir šitas 5 pirmieji gyvenimo metai, kai jisai, tariamai gyvena kaip valdovas, yra neatsiejamas nuo jo santykio su motina. Ir daugelyje tyrimų yra pabrėžiamas tas toksai, sakykime, neatskiriamas ryšys tarp vaiko ir motinos. Tai yra motina visą praktiškai laiką tuos 5 metus, kartais iki 3-4 metų, bet iki 5 paprastai praleidžia labai daug laiko su savo vaiku. Ten praktiškai galima sakyti, kad žindymas užtrunka iki 2-3 metų ir net ilgiau. Motina miega kartu su vaiku vienoje lovoje ir, žodžiu, tas ryšys yra labai stiprus. Ir
Netgi tai pasižiūrėjus į patį veiksmažodį, jau taip lingvistiniu požiūriu mes sakome, kad mes auginame vaikus, o hindi kalboje tai yra palina posna, kuris reiškia, kad globoti ir rūpintis. Tai yra, kad vaikas jisai neturi tokio, jam nėra skiepijamas savarankiškumo jausmas, tas jausmas pradedamas skiepyti jau šiek tiek vėliau, tai yra nuo kažkokių 5 metų ir toks Sudhyras Kakaras, Indijos kultūros psichologas, vadina tą pirmąjį penkmetį prailgintą kūdikystę. Tai yra šiek tiek skiriasi nuo vakarų modelio. O jau nuo 5 metų vaikas po truputį pradedamas įvesdinėti į visuomenę, tai yra ne visai visuomenę, bet į šeimą, tai yra kiti šeimos nariai pradeda daugiau rūpintis ir tas pasakymas, kad jisai gyvena kaip tarnas, tai reiškia, kad jisai pradeda daugiau laiko leisti atlikdamas kažkokius jau darbus, savarankiškai kažką tai darydamas. Čia be abejo reikia irgi prisiminti, kad Indijos kontekste mes kalbame dažniausiai apie jungtinę šeimą. Tai yra šeima, kurioje gyvena daug skirtingų kartų, giminės, bent 3 kartos gyvena viename namų ūkyje ir tvarko jį. Taigi vaikas dažnai Indijoje yra jisai yra neskatinamas būti kaip individas, bet priimti sprendimus taip, kad tai būtų kolektyviškai aprobuota, tai yra pasitariant ir laikantis tam tikrų šeimoje nustatytų normų. Ir nuo, sakykime, vėliau po truputį jau tada vaikas pradeda būti integruojamas į šeimą ir tada atsiranda ir tėvo figūra, kuri anksčiau, galima sakyti, yra tokia šiek tiek atitolusi, tada atsiranda ir mokytojo figūra. Ir būtent jau tada ir būna tas ritualas, kai jisai yra įvedamas, vaikas yra įvedamas į visuomenę. Tai šitame filme, aš manau, žiūrint iš šitos perspektyvos, bet čia galbūt ir jau psichologai galėtų mums padėti išsiaiškinti, bet turbūt tas toksai matrica buvo pernelyg anksti nutrūkusi, tas toksai sąryšis su motina turbūt buvo nutrauktas šiek tiek anksčiau, negu jis paprastai būna. Mes taip pat turim kolegą Cedric, kuris taip pat turi patirties, kadangi yra dirbęs toje pačioje Indijoje, kaip girdėjot, ir dirbęs taip pat su globos namų auklėtiniais. Tai sakykit, kaip jums atrodo, kas tai yra vaikas Indijoje? Labas. Reikia. Aš bandysiu, kaip čia, trumpai atsakyti, nes aš nesu specialistas apie Indiją, aš tiesiog ten pabuvau. Tai aš ten buvau kaip futbolos treneris, globos namuose dirbo tenais. Ir tas filmas tikrai gerai rodo, kad iš tikrųjų Indijoje tai vaikai nelabai turi galimybės gyventi vaikystį. Tiesiog neturi galimybės būti vaikas. Labai gerai rodo tas filmas ir, ką aš noriu pasakyti, taip, kad jiems irgi, pamiršau savo mintis. Atsiprašau, nes aš nesu rytus, tai mano rytų galbūt toks biškiai, kaip čia, sulūžtas. Žodžiu, taip yra, tas santykių irgi su sportas labai gerai rodo, nes, kada aš buvau futbolos, globos namuose, tai, įnedoja sportas labiau kaip kankinimas vaikams ir nelabai klauso, kokie vaikus poreikis. Irgi, ten Indijoje tai vaikai nelabai turi galimybės žaisti, tiesiog būti vaikas, žaisti, atsipalaiduoti, būti savimi. Ir labai rodo tą filmas, kad vaikai neturi galimybės sakyti savo nuomonę, nes visada per filmas mes girdim treneris, mes girdim policininkas ar nežinau kas, o vaikas tiesiog pakartoja, ką jis turi pasakyti, bet jis nesako savo tikras nuomonę, ar aš pavargu, aš nenoriu bėgti. Bent vieną kartą bandė pasakyti, bet iš karto sakyti, ne, taip negalima sakyti, tu turi bėgti ir turiu, taip. Tai šitas labai gerai rodo, kad tiesiog Indijoje tai reikia greitai užaugti ir būti, išgyventi reikia. Ypatingai vaikai iš gatvėti, nėra reikas būti vaikas tiesiog. Ir dabar mes kalbėjom apie santykį, tai yra motinos ir vaiko, ir po to yra vaiko ir tėvo. Tai tas santykis vaiko ir trenerio turbūt filme, kuris yra, jis atitinka vaiko ir tėvo santykį. Ir norėčiau paklausti tada, Diana, jūsų, kaip jums atrodo, kiek sporte yra svarbus tas santykis vaiko ir trenerio? Iš tikrųjų, kai pažiūrėjau šitą filmą, tai aš labai džiaugiuosi, kad mano treneris toks nebuvo. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad treneris tai yra vaikui, tai jis turi būti autoritetas. Ir būtent kokį tu gauni trenerį,
dažniausiai tau yra pavyzdys, tu viską darai, ką jisai tau liepia, tu jom pasitikė 100% ir vienas treneris gali tuom stipriai perlaužti lasdą, kitas treneris tave saugos tuo. Asmeniškai iš mano patirties, tai mano treneris mane labai saugo, aš atvirkščiai netgi slėpdavausi nuo jo, daugiau bėgiodavau ir meluodavau, kad mažiau bėgdavau, o dirbdavau, galima sakyti, vos net dvigubai. Bet vėlgi tai buvo mano minusas ir tas atsispindėjo labai mano varžybose, aš gan pasiruošus būdavau gan gerai, o treneris nesuprasdavo, kodėl aš negaliu bėgti daug greičiau. Bet tai buvo dėl to, kad aš meluodavau jam. Tai aišku, po to gal aš tokia, kaip sakoma, iš prigimties esu ištverminga, man tas dabar, kaip sakoma, didelis pliusas, aš galiu bėgti maratoną ir man tas suteikia, galima sakyti, malonumą. Aišku, būna maratonų, kur aš tikrai jokio malonumo nejaučiu, bet pagrindas tai padėtas mano pirmo trenerio, aš sakyčiau, man labai geras. Bet dar ką norėčiau pridurti, vaikų sportas ir suaugusių sportas yra 2 skirtingi dalykai. Nes vaikai tai turi pajusti kaip ir, turi pajusti tą režimą, aišku, tą tvarką, tas treniruotės, jis neturi ten praleidinėti, treneris turi šiek tiek, kaip sakoma, paspaus, mokėti kažkaip vaiką sudominti treniruotės, bet suaugusių sportas yra visiškai kitoks. Visiškai kitoks ir tu turi tenais tiesiog arti dirbti, kad pasiekti aukštą rezultatą. Ir, pavyzdžiui, aš pažiūrėjau šitą pradžią filmą, aš karto dabar įsivaizduoju save, nes lygiai taip pat treneris važiuoja šalia su manim dviračiu ir aš plušu taip stipriai. Va, tai ko aš negalėčiau, ko nereikėtų tą daryti vaikystėje, kai organizmas bręsta, kai tavo, kaip pasakyti, tos treniruotės turi būti, tu turi treniruotis, bet ne alinti save iki ten numirimo, nes dažniausiai mes matom net pagal vaikus, pagal tos, kurie pradeda treniruotis, pas vaikus iš tikrųjų gali labai greitai augti rezultatai, bet jie gali ir kažkurio momentu sustoti, nes tu išnaudoji visus rezervus. Išnaudoji rezervus ir tu paprasčiausiai kokiem 2-3 metams gali užsikonservuoti arba sėdėti to pačiam lygmenį arba netgi važiuoti į duobę, kai sakoma. Tai va, turi tas treneris labai žiūrėti, koreguotą krūvį visą. Ir aš sakyčiau, kad treneris netgi neturi būti, jis privalo būti kiekvieną dieną kartu su savo sportininku, ypač su vaikais. Jau suaugęs, tai aišku, jis jau daug ką yra patyręs, jaučia, kada jis pervargęs, kada jis ypatingi ir nenori treniruotis, bet vaiką turi treneris matyti kiekvieną dieną. Ir sakykit, dabar mes kaip tik paminėjom, kad yra svarbus tas santykis tarp vaiko ir trenerio. Ir dabar mes turbūt norėtumėm truputį psichologinio kampo. Tai yra, kiek tas santykis yra svarbus ir kaip yra svarbu neperžengti ribos, neperlenkti, kaip Diana sakė, tos lazdos. Ir ar šitam filme tie santykiai tarp vaiko ir trenerio jau nebuvo peržengta ta riba? Oi, palaukit, man pačiam pirmą susidėlioti reikia. Nes pats įspūdis, filmas yra gana stiprus ir toks, kaip pasakyti, labai iliustratyvus pavyzdys tokio, kaip socialinių nesusipratimų, kurie vyksta. Pirmas žodis, kuris ateina, aišku, garliava. Tai yra pasižiūrėjus, kad tas pats, dėl ko tai ne vien tik dėl ko tai jaudina iš tikrųjų, tai ne vien tik dėl to, kad tai yra Indija, kad tai yra kažkur svetima ar panašiai, bet iš principo kažkas panašaus vyksta ir pas mus, ta prasme, tai yra, kada mes nesusišnekam ir labai stipriai. Ir iš vienos pusės ta stipri asmenybė trenerio, kuri yra tokia, kampas, ta prasme, žmogus kampas, kuris kampuotas, bet kuris ir būtent jo kaip ir prakeiksmas, bet būtent dėl to jis ir gali pasiekti. Jis nereaguoja į kitus žmonės, bet jis būtent dėl to jis gali daug pasidaryti. Na ir iš kitos pusės atsargus valdininkai, kurie prioritetas yra vaikas ir svarbu jį apsaugoti. Ir ko gero, kas labiausiai jaudina, tai yra būtent, kaip pasakyti, mūsų pačių santykis. Iš vienos pusės mes matom vaiką talentą, kuris gali daug pasiekti. Iš kitos pusės tai baisu, nes tai vaikas. Ta
prasme, ir dėl to sudėtinga kalbėti. Ir dabar kalbant apie galimybės, ta prasme, nu kaip neperlenkti, mes čia tokioj pilkoj zonai iš tikrųjų. Iš tikrųjų mes esame pilkoj zonai, nes nu, iš tikrųjų čia yra gana sudėtinga pasakyti. Žinoma, yra treneriai, kurie labai metodiškai daro ir treniruotės ir pasako, nu, vat, po truputį sieksim rezultatų ir panašiai, o čia treneris iš karto ateina ir sako, mes bėgsim 60 km. Iš kitos pusės jam nieko neišeitų, jeigu tas vaikas nebūtų žvėris, ta prasme, jeigu tas organizmas nebūtų žvėris toksai. Ir kaip pasakyti, paprastas žmogus apsisaugo dažniausiai nuo visokio perkrovio, jam pats jo organizmas pasako. Nu, tai yra retas iš mūsų gali nubėgti daugiau 5 km, jeigu nelaksto, jo organizmas labai greitai pasakys, kad tu negali bėgti. Ir joks treneris to nepadarys, ta prasme. Po truputį jo mes galime įveikti, truputėlį įveikti ir tas ribas nutrinti. Ir va tada mes pateksime į tą pilką zoną, jeigu labai daug dirbsim, kur mūsų organizmas jau nebereaguosi. Tai, ta prasme, ir kiek jis gali tenai ištemti, va čia suskaičiuoti yra sunku iš tikrųjų, nes Urbonas irgi neapsiskaičiavo kažkada. Tai, ta prasme. Jo, bet nei jis kartais ir suaugę negali apskaičiuoti, čia su vaiku, aišku, irgi gerokai pavojingiau. Ta prasme, irgi negali pasakyti. Viena viltis, kad jo organizmas pasakys, bet šiuo atveju net jo organizmas negali pasakyti. Finale, nu, nebent tik nualpt, nugriūt ir viskas. Tada jo organizmas pasakė viskas, bet nu, gal tai jau per toli yra tam tikra riba. Prasme. Mes grįžtume vėl prie santykio. Santykio. Santykis jisai svarbus, jisai neišvengiamai svarbus, ta prasme, treneris turėjo turėti talentą, kad pamatyti tą vaiką, kad pamatyti žvėrį, kad suprasti, kad jis yra sutvertas visai kitam dalykui, ta prasme, jis buvo galų galia dziudo treneris, o ne maratonininkų treneris ir jis turėjo turėti tą talentą ir jis turėjo turėti tą ryšį, kad jis tą vaiką sugebėtų paskatinti, ta prasme. Na, čia yra toks abipusis dalykas, vienas dalykas, organizmas yra žvėris, nes nu, jis taip negalėtų su kiekvienu vaiku, ta prasme, vis dėlto turi būti, bet jo, santykis irgi yra labai svarbus, ta prasme, vaikas prisirišęs, vaikas daro, būtent tai, kad treneris jisai, nu, faktiškai net nėra tokio atskiro, ten su motina miega ilgą laiką, jo nėra atskiro aš, ta prasme, tai čia irgi nėra atskiro aš, yra, kai ponas pasakys man, tą aš ir darysiu, ta prasme. Ką jis ir sakė. Jo, būtent ir dėl to tas nebuvimas yra labai svarbus, jis yra tiesiog jo dalis. Dėl to santykis iš tikrųjų yra labai svarbu. Bet aš vis norėčiau krypti į tą pusę, kad faktiškai treneris tampa tėvu. Jo. Bet šita vieta ar nėra jautri? Nu, ką reiškia jautri? Jam buvo svarbu turėti, ta prasme, artimą žmogų, ta prasme, jis jau buvo per tos porą savo gyvenimo metų išmokęs negyventi su artimai žmonėmis, elgėsi kaip žvėriukas ir panašiai, bet būtent taip, jis ir buvo jo tėvas, tai yra pakaitinis, kaip pasakyti, globėjas, bet būtent jo tėvas. Ir jis atliko tą funkciją, tai yra, nu, nežinau kaip dar pridurt ką. Gerai, tada mes perinam dar prie kitos minties, tai yra, mes kalbėjom apie tai, koks yra požiūris Indijoje į vaiką. O ką reiškia Indijoje mokytojas arba treneris? Nežinau, kuris galėtų. Tai nežinau, sunku pasakyti. Ten, nu, kaip čia yra labai didelis skirtumas tarp socialinis darbuotojas, mokytojas ir vaikai. Vaikai yra, nu, kaip čia dar ne žmogus. Ir tada ganasi, kad tas darbas su vaikais labai neadekvatus. Nu, kaip čia, pavyzdžiui, paklaus vaikai iš 4 metus bėgti 60 km, aš nežinau kiek, tai čia, o visi šneka visur, kad čia galima, negalima, tai aišku, kad čia negerai vaikams. Tarsi, kad tada ir visko yra. Ir kaip žiūri, nu, vaikai nelabai turi vietą visuomenį, tai gaunasi, kad ta sistema nelabai atvirkščiai rūpinasi vaikų ugdymas. Nu, ką aš mačiau globos namuose, tai taip ir buvo. Nu, žinoma, tai aš buvau tik vienas darys Indijoje, bet, nu, tokia labai jautrus darys, ten, kur vyksta biški karas, ten ir, nu, daug vaikai užaugę gatvėje. Žodžiu, ir matosi, kad ta sistema nepadeda vaikams, kiek mokytojai, kiek socialiniai darbuotojai.
Ir labai aišku, tas filmas irgi rodė, kaip sistema veikia. Tiesiog niekas nežino, kas praeis, kokie sprendimai bus. Kartais policininkas šneka, taip ir bus, bet kartais politikas sako, ne, taip nebebus, bus kitaip. Ir tada, keičiasi visada, niekas nežino, kas čia praeis. Ir tam man, kada aš buvau kaip žmogus, kaip socialinis darbuotojas, tai man kilo daug piktis, kada aš buvau tenais, nes tikrai, ta sistema neveikia dar vaikams. Ir ta filmas labai gerai rodo, kad čia čia nėra vaikai istorija, čia yra trenerių istorija, arba aš nežinau, visuomenė istorija, bet ne vaikai, ne jų istorija šitą. Žodžiu, nebeatsimenu klausimas, bet... Čia įdomu buvo tai, kad pats kreipinys į mokytoją ne kaip treneris, bet buvo vartojamas tas žodis guru, kuris yra savo esmė yra religinis terminas ir kuris sanskrito kalba reiškia sunkus arba svarus. Ir tai parodo iš tikrųjų mokytojo instituciją Indijos kultūroje kaip nepaprastai svarbę tiek asmeniniam gyvenime, tiek tokiam visuomeniniam gyvenime. Ir kalbant apie mokytojo ir mokinio santykį Indijoje, iš tikrųjų tai yra labai intimus ryšys ir jisai reikalauja besąlygiško atsidavimo mokinio. Tai yra mokinys privalo sekti ir paklusti praktiškai kiekvienam mokytojo paliepimui, kadangi mokytojo uždavinys yra būtent surasti tą paslėptą žmogaus kažkokią tai esybę ir ją išlaisvinti. Ir pavyzdžiui, grįžtant prie sporto ir mokytojų vaidmens sporte, tai man šiek tiek teko domėtis ir tyrinėti tą tokį klasikinį Indijos jėgos sportą, pehelvaną arba imtynės. Tai tenai mokytojas, jisai dažniausiai neturi jokios metodikos. Jisai eina ir kalba su kiekvienu mokiniu atskirai, įvertina to mokinio galimybės ir tada tas galimybės stengiasi ant jų spausti. Tai ir yra, mokytojo toksai uždavinys. Tai nėra kažkoks tai metodinis darbas, kad jisai, pavyzdžiui, būtų dirbtų vien tik tai su bėgimo metodika arba vien tik tai su kažkokia tai ten dar kažkokia metodika. Tai yra grinai toksai dalykas, kai tu pamatai kažkokią tai savybę ir ją bandai tada lavinti, kad ir tai būtų be jokios metodikos, bet tai yra toksai, grynas toksai paklusnumo ryšys, galima sakyti. Žodžiu, nieko nuostabaus, jeigu treneris iš esmės neturėjo kompetencijos būti maratono treneriu, bet jis tiesiog lavino tai. Jisai pamatė, kaip ir, pavyzdžiui, su religiniais mokytojais, jie gali pamatyti kažkokią tai specialią savybę ir tada tą savybę bando ištraukti paviršių ir ją toliau lavinti, netgi jeigu ir neturi kažkokios oficialios kompetencijos to klausimu. Ar mes turim klausimų iš auditorijos? Kol kas tylu. Yra? Gerai. Tada vėlgi, filmas yra apie maratoną ir tam, kad suprasti, kaip tas vaikas iš tikrųjų bėgo ir jautėsi, mes turbūt turėtumėm klausti Dianos. Diana, ar sunku bėgti maratoną ir kokios mintis ateina tada, kai būna sunkiausi kritiniai momentai bėgimo distancijoje? Čia taip, klausimas toks, ar sunku bėgti maratoną, tai viskas labai priklauso nuo tavo pasiruošimo. Jeigu tu esi pasiruošęs fiziškai, pasiruošęs psichologiškai, to netgi pas mane, pavyzdžiui, asmeniškai iš savęs pasakoju, jeigu yra pasiruošta maratonui labai gerai, tai tokių ir kritinių taškų net nebūna, nes tu ant tiek susikoncentruoji bebėgdamas, kad nejauti to. Aišku, ateina tas nuovargis, bet svarbiausia, kaip neįsileisti į save tą, kad neprarasti tos koncentracijos, nes dažniausiai būna sunku tada, kada prarandi koncentraciją. Prarandi ir tada jau blaškaisi, tada jau pasiduodi tam nuovargiui ir maratoną taip, yra sunku bėgti, bet tai nėra sunku bėgti nuo pat pirmų žingsnių, tai yra sunku bėgti psichologiškai gal labiau, nes tavo kūnas jau sako galbūt tu pavargus, o protas dar sako tu gali. Tai jeigu tu esi nepasiruošęs ir aišku, tu galvoji, kad tu psichologiškai stiprus ir tu prabėgsi vien tik tais galvodamas, kad esi stipri, tai tikrai taip nėra. Stiprus daraisi tada, kada tu tobulėjai treniruotėse, kada atlieki tam tikrus darbus, pasitikėjimas atsiranda savim ir tu tada daug laisviau jautiesi. Tu eini bėgti maratoną, negalvodamas, kad
kai kurias ten treniruotės nedadariau, man buvo sunku, patingėjau. Vat, ir tai dažniausiai tu pasiruoši ir kartu psichologiškai dirbdamas fiziškai. Tai pas mane buvo sunkių tikrai maratonų ir buvau gan gerai pasiruošus, bet darydama, bebėgdama padariau klaidas, kurios ir kainuodavo man blogą rezultatą. Aš, aišku, nesu niekart nusiemus ir aš tikiuosi niekada nenusimsiu, nes tai dar labiau, man atrodo, psichologiškai būtų sunkiau, jeigu pajustum kažkokią nuovargį, galbūt būtų mintis arba mintis nusimti. Ir niekada nebuvo minties, viskas, tai yra paskutinis kartas, daugiau jau nebėgsiu. Ne, tokių minčių nebuvo, bet buvo tokių minčių, kad nusimti. Aišku, buvo tokių maratonų, kur aš norėjau nusimti. Vat, ir aišku, buvo vienas maratonas, kur iki dabar labai stipriai atsimenu, aš po jo, galima sakyti, pusę metų psichologiškai net neatsigavau. Tai buvo prieš olimpinės žaidynės. Aš tada netgi pasirinkau nebėgti pavasarį maratoną, kad aš tiesiog pamiršiu tą savo būseną, kokią aš patyriau bebėgdama maratoną. Ir kai aš pasimiršau, aš drąsiai vėl galėjau bėgti maratoną. Bet aišku, tas kainavo man daug laiko. O kalbant apie maratoną, sakysim, ar tas vaikas, mažas 4 metų, ar jis galėjo būti psichologiškai pasiruošęs? Nežinau, klausimas arba jum, Diana, arba jum, Kęstuti. Kaip jums atrodo? Ja, ką reiškia psichologiškai pasiruošęs, ten buvo pasisvarstymų. Aš prieš tai bėgau, ten, kai jis bėgo pusmaratonį, ta prasme, tai jis sakė, prieš tai bėgau didesnės distancijas, tai aš galiu, ta prasme, čia jau pasvarstymas, bet aš jau sakiau, ir suaugę apsirinka, negali paskaičiuoti čia tokia pilka zona ir nieks negali pasakyti. Ir sakiau, tai tik, ar jis pasiruošęs ar ne, mes net negalim žinoti, ta prasme, nei jo treneris negali tinkamai apskaičiuoti, jisai tik gali pasirinkti iki kiek jį spausti, bėgti, ta prasme. Ir o žinoma, yra kitas dalykas, maratonininkai atskira rūšis yra tokia, kiek iš visų matytų sportininkų, tai yra tokia labai atskira rūšis, nes niekas negali bėgti daugiau 10 km, ta prasme, tai yra sudėtinga, galima daugiau, bet ir jeigu ne tas žvėriškas organizmas, tai bet šiuo atveju įvertinti labai sunku ir tas vaikas, tik dėl savo ypatybių jis galėdavo taip ilgai ištempti, greičiausiai. Joks kitas negalėtų tą padaryti. Ta prasme, psichologinis pasiruošimas čia, gal net nesiskaičiuoja. O sakykit, Sidrik, kokios mintis užplūsta, kai pamatėt vaiką bėgantį po maratoną ir pačioj distancijos pabaigoje vaikas apalpsta? Turbūt viską darau per spaudimas ir per privartą. Čia nėra jų sprendimas bėgti, čia yra treneris sprendimas bėgti ir tada visą aplinką kažkaip duoda spaudimas, davai bėg už mūsų, už visko. Tada vaikai nebejaučiasi savo pats kaip savo ribos, kur čia ką aš noriu daryti, tiesiog praima viską ir tada bėga kaip galima, tada ėjau už ribos. Tai čia labai rodo, kad tiesiog čia nelabai vaikai sprendžia kažką. Tiesiog visuomenė sako, tu turi bėgti. Sakykit, Diana, ar kaip jums atrodo, bėgant tokiu tempu ir treniruojantis tokiais tempais, ar mes turėtumėm rezultatą po 4 metų iš to vaiko, ar mes galėtumėm iš jo tikėtis kažko daugiau? Fiziologiškai, ta prasme. Jūs pati žinot, ką tai reiškia? Aš asmeniškai, pavyzdžiui, netgi treniruotės, ką aš bėgu maratoną, aš nežinau, ar aš pusę prabėgčiau maratono, kaip aš bėgu varžybose. Tai apie vaiką tai net negalėčiau pasakyti, gal. Ne, čia baisiausias dalykas yra, kad vaikas būtent bėga. Taip, ten... tas labai, taip, ir dar ten, man iš vis nesuvokiama, kad ten 3-4 metų jau gali bėgti tokias distancijas. Nors, pavyzdžiui, aš iš savęs pasakodama, kai aš buvau dar maža mergaitė, kai aš ten slapstydavausi, bėgiodavau, ta prasme, nesakydavau, ką treneris kiek liepdavo bėg krosą, aš praktiškai bėgdavau 2 gubai. Tai jeigu jisai žinotų tą, tai jam tikrai galbūt būtų ir tas šokas.
Bet aš pati norėjau, man būdavo, aš dėl to, kad aš kiekvieną kartą užsibrėždavau savo tikslą, man norisi tos 20 km prabėgti, aš noriu. Bet aš galėjau, reiškia, jeigu aš prabėgdavau. Sakiau, atskira rūšis, visi kiti, kuriems duoda 10 km nubėgti, paprastai namuilina. Aš turbūt kaip fiziologė, sporto fiziologė galėčiau pasakyti, kad realiai šitoj situacijoje tas vaikas 4 metų, jis tikrai negalėjo bėgti. Kiek jis būtų genetiškai beapdovanotas, nors ir sakė, kad 100%, tai yra ne vaiko distancija. Ir bet kokiu atveju anksčiau ir vėliau jisai būtų sulūžęs tokiais tempais dirbant. Ar mes turim klausimų iš auditorijos? Prašau. Palaukit minutėlę. Aš tiesiog šią vasarą ėjau Vilniaus gatvėm ir buvo vienas iš tų maratonų, neatsimenu tiksliai kuris, bet tiesiog pastebėjau, kad yra daug bėgančių žmonių ir pakankamai daug paauglių bėga taip pat. Ir kažkaip tokios kilo mintis, kokią įtaką jų raidai turi tas bėgimas. Ir aišku, ten nebuvo tokia ilga distancija galbūt, bet gal pusę maratono, bet toks klausimas iškilo. Ir turbūt šitas klausimas tiesiogiai adresuotas man, kadangi aš kaip fiziologė esu, tai aš pabandysiu į jį ir atsakyti. Iš esmės, mes galim bėgti ilgą distanciją, jeigu mes neturim tikslo bėgti labai greitai, lygiai taip pat ir paauglystėje. Ir turbūt jautriausi periodai yra paauglystėje, tada, kada vaikas greičiausiai auga, kai jisai paauga po 15 cm sakysim, per 3 ar 4 mėnesius. Tai va šitie periodai yra jautriausi. Bet vėlgi, jeigu mes nuosekliai treniruojamės, jeigu mes darom tą nuosekliai ir neperspausdami lazdos, kaip matėm filme, iš esmės bėgti ilgą distanciją mes galim. Vaikai yra ta kategorija, kuriem ištvermės sporto šakos yra sunkios. Ilgos distancijos jiems fiziologiškai yra labai sunkios. O paaugliai tą daryti gali, kaip aš minėjau, jeigu jie tai nedaro kaip vienkartinio iššūkio. Tai yra sugalvojau ir bėgsiu maratoną. O tada mes galim jam pakenkti. Bet realiai mes bėgti ilgą distanciją galim. Ar turim dar klausimų? Aš neklausimo, gal šiek tiek komentarą norėčiau pasakyti. Pati esu psichologė ir man už tai labai įdomus šitas psichologinis momentas ir su Kęstučiu gal pasiginčyčiau, ar čia nebuvo psichologijos, bet iš kitos pusės. Ta prasme, psichologinio nusiteikimo čia tikrai nebuvo, manau, čia negalim šnekėti. Bet kita vertus, kas čia buvo, tai tokie dalykai, kad vaikas, kuris kaip tik augo be mamos ir kuris nepratęs paisyti savo poreikių, tai reiškia tokio kaip to, ko noriu aš, kas man patinka, kas nepatinka, tai kaip ir nėra tokio dalyko. Prisideda besalginis autoritetas mokytojas, kuris sako, kad tu privalai tą daryti, tai reiškia aš taip ir darau. Ir plus, ką dar žiūrėjau tose scenose, kad iš paskos bėga didžiulė minia, kuri jį visą užgulus yra stumia į priekį ir plus dar visur per tą 40 km fanai, kurie rėkia, kabina vainikus, kilnoja ant rankų. Tai yra vaikas tokioj nuolatiniai euforijoje, galima sakyti, tiesiog kažkokiam kitam pasauliui. Tai gal čia irgi fiziologiškai, gal nežinau, psichologiškai ar kaip, bet čia galbūt gali matyti, kai susieina tokios dalis, kaip sakoma yra, kad visą laiką nuovargis tai prasideda nuo galvos, ne? Kad pirmą pajaučiam galvoj, kad jau pavargau, o organizmas šiaip dar gali bėgti. Tai turbūt pas jį nebuvo šito galvos mechanizmo to pavargau, nes jis nebuvo pratęs paisyti savo poreikių. Kitas dalykas, jis bėgo ne vienas, o su juo bėgo minia, tai prisideda tas minios efektas ir plus euforija, toks padidintas adrenalinas visą laiką, kuris gal tam laikui ir išjungia nuovargio jausmą. Ir galbūt tai susidėjus, plus aišku, organizmo dar kažkokios ypatybės ir lėmė, kad jisai tiek tempė, kol galiausiai, aišku, vis tiek nugriuvo ir paskui gal ir buvo kažkoks dar ir tos pagirios vėliau, taip sakomai. Tai įdomu, kaip galėjo susidėti visi šitie dalykai ir duoti tokį efektą.
Tie dalykai svarbus, ta prasme, ir ko gero ir bėgantiems, ne maratoną, ilgesnės distancijas žmonėms yra paprastai svarbu, kad tai būtų kažkas tai kitas. Pavyzdžiui, yra lengviau bėgti paskui kažką tai kitą, negu pačiam vienam, ta prasme. Apie maratonininkus kaip atskirų rūšį, tai aš nežinau, jie dažniausiai vieni laksto, ta prasme, bet kiti laksto grupelėmis, po 10-15 km ir žiūri vienas į kitą ir jiems daug lengviau būna. Bet šiuo atveju net bet kuris iš šių faktorių vis viena nepaaiškina, kodėl jisai taip ilgai bėgo. Jūs galite suorganizuoti tos pačius faktorius vaikams, tai yra paaugliams, dar kažkas taip. Ne, tiesiog atsijungs, ta prasme. Labai greitai. Jo, sportininkai nulaužė tą galvos mechanizmą, kuris pirmas pasako, kai jūs bėgate iki stotelės ir pradeda dūstai, ar jums sako, jau viskas užteks, tai sportininkai šitą, žinoma, treniruočių metu nulaužė. Sugeba nueiti dar gerokai toliau, bet vis viena ten egzistuoja kiti apsauginiai mechanizmai, kurie pasako, kad tau jau užteks ir labai staigiai jį sustabdo. Prasme. O, sakiau, atskira rūšis yra žmonių, kurie neturi šito. Ir jiems kažkaip tai kitaip viskas išeina, ta prasme. Tai čia jo. O dėl trenerio, taip, jo, dėl mokytojo, tai tas buvo labai svarbu. Kaip tik tiems, jūs sakėt ne tai, kad jisai pripratęs nepaisyti savo poreikių, jis buvo pripratęs būtent paisyti pačių primityviausių savo poreikių. Kas jam galvoja, tas ir ant liežuvio. Ta prasme, matėt, kaip jis kalbėjosi su kitais žmonėmis. Ir būtent čia, ko gero, mokytojo vaidmuo buvo tas ir vienas iš tokių svarbesnių, kad jį priversti, ta prasme, mokytojo meistro iš didžiosios raidės. Kuris padėjo atskleisti, padėjo jam. Vėlgi mes kalbam apie tai, kad mes paisom tik tai pačių minimaliausių, sakysim, savo poreikių. Ir ar nelengva tokia atveju manipuliuoti tuo vaiku? Ne? Tiesiog, ar tada, kai vaikas yra priverstas tik tai paisyti tik to, ką jisai gali pačių minimaliausių, ar nelengva tada juo manipuliuoti? Man atrodo, net šitoje vietoje nereikia manipuliacija, nes, čia yra kaip socialinis darbuotojas atsakysiu, bet, vaikai, jiems bėgti yra būdas išgyventi, ir jiems būdas egzistuoti, gauti dėmesio, aš bent jeigu bėgsiu, kokį manoma, tai bent žiūrė mane, aš nemirsiu. Tai čia tada jau, kaip čia, fiziškas ribos, galime labai toliai eiti, kada mes jaučiame, kad mes galim tiesiog mirti, jeigu nebėgsim toliau. Ir, tai tas fiziškai, tai, ribos gali būti labai toli, nes tiesiog, kuo daugiau bėgsiu, kuo išgyvensiu. Tas. Manau, kad nėra taip lengva manipuliuoti. Tai treneriai naudoja manipulaciją, bet jie ir turi mokėti tą talentą. Taip pat socialiniai darbuotojai turi turėti talentą, kad jie galėtų prieiti prie tų vaikų, kurie yra beglobiai ir kad tas vaikas jo nepasiūstų tiesių taikymų. Ta prasme, aš turėčiau turėti talentą, kaip prieiti, sudominti ir jį padaryti, pritraukti, kad jis galėtų tai daryti. Jo, tai yra manipulacijos, bet tam irgi talentų reikia. Ta prasme, ir geri treneriai irgi nesimėto, ko gero. Taip paprastai yra vieni talentai, kurie gali padėti, paskatinti, o kitiems tai sekasi gerokai sunkiau. Diana, sakykit, ar tikrai pasitvirtina tas pasakyta frazė šitame filme, kad nėra rizikos, nėra rezultatų? Suaugusių sporte tai tikrai taip. Tikrai taip, nes jeigu tu nerizikuosi, jeigu tu, kaip sakoma, savęs nealinsi tose treniruotėse, tu ir neturėsi jokio rezultato. Jeigu tu saugosi, būdamas suaugęs, subrendęs, jau saugosi save, tai tu ir būsi tam lygmenyje, mėgėjiško lygio. O kada jau eina profesionalus sportas, tu turi rizikuoti. Ir mes turim klausimų iš auditorijos. Galėčiau užduoti keletą klausimų, bet pradėčiau nuo vieno. Pavyzdžiui, jūs dabar startuojat, Vilniuje dabar populiarūs maratoną, ne? Ir anksčiau buvo populiaru ir dabar, ant kiek komercinės struktūros yra suinteresuotas, kad tie maratonai atsirastų aplamai? Ar tai, dabar mes čia kalbam, kaip matėm, kaip filme Indija, ten liktai bėga ir per tavo tokį masiškumas atsiranda, tai ir pas mus yra tie Danske maratonas, visos komercinės struktūros irgi suinteresuotas, kad atsirastų maratonai. Ir dažniausiai, kaip aš pastebiu, startuoja sportininkai ir finišuoja sportininkai. O visa ta minė taip iš paskos atbėga ir tik paskui užsikabina likti. Likt pradėti reikėtų sportuoti. Vat jūsų manimu, ar tai irgi neįtakoja tie tokie komerciniai kažkokie interesai grupių? Vat tas
tą, ką Indijai matėm, lyg tai vienas žmogus, o pas mus čia komercija irgi su to susijusi? Nu, aš nepasakyčiau, vien dėl to, kad sportas užsienyje jau yra seniausiai paplitęs, o tas pas mus atėjo gan visai neseniai. Dėl to galbūt aš nepasakyčiau, kad sportininkai finišuoja, sportininkai startuoja ir finišuoja. Dabar labai daug mėgėjų atsirado tikrai profesionalių, ta prasme jau ne tik profesionalių, bet tikrai bėgančių greitai ir siekiančių kažkokių savo rezultatų ir tokių tikslų kažkokių tais tikrai. Tai čia yra mano darbas, iš ko aš gyvenu. Tas mėgėjas, jis turi savo darbą vakare, savo kaip hobį eina pabėgioti. Aš aišku, aš visą atsidavus sporto, aš treniruojas 2 kartus į dieną, 7 dienas per savaitę. Tai aš visą ir aišku, štai aš noriu to atlygio. Plius, aišku, mano rezultatai yra truputuką ne mėgėjiško lygio, dėl to aš ir į tas pačias olimpinės žaidynės nuvažiuoti, ar ten pasaulio čempionatą, Europos čempionatą, tai kainuoja labai daug pinigų. Visas pasiruošimas, aš aišku, ten turiu šitos, kurie mane rengia, turiu, kurie man padeda važiuoti tas pačias stovyklas. Aš praktiškai pusę metų net nebūnu Lietuvoje, nes aš tuom ir gyvenu. Tai man įdomus klausimas, nes iš tikrųjų čia tik ne apie maratonas, bet kada sportas tampa kaip verslas, kada žmonių pradeda daugiau kaip čia užsidirbti, ne tiesiog apie pats sportas. O kiek čia žmogus bėgia ar nebėgia, ir aš labai žinau irgi apie futbolas Lietuvoje, čia jau kalbam labiau apie Lietuvą, kad futbolo klubai tampa labai brangiai ir tiesiog, čia jau verslas, kada žmogus ateina, kalba apie sportas, bet jo tikslas yra užsidirbti. Tai jau irgi, kaip čia, yra blogas būdas naudoti sportas. Galėtum, sportas yra labai universalus dalykas ir labai stiprus priemonė vaikams, pavyzdžiui, ir kada prasideda tas verslas, kaip čia, ta biznes, tai tada jau, man atrodo, sportas prarada savo prasme. Ten, pavyzdžiui, apie maratonas, Vilniuje turbūt daug atsirado, nes daug žmonių nori kažkaip užsidirbti, pareklamuoti apie kažką. Ir apie futbolas tai panašiai ir tokia situacija, kad daug nori būti, turėti savo futbolo klubė, kur daug vaikai rankų. Ir tiesiog nori užsidirbti. Ir tai čia įdomus tema kažkaip Lietuvoje apie sportas, kokia vieta sportas yra čia irgi. Ar turime dar klausimų? Tiesiog norėčiau pakomentuoti, nes ta prasme, kad man šitam filme tai baisiausia gal buvo tai, kad yra, kur tie tikrieji vaiko norai ir to iš viso nesimatė, nes man labiausia matėsi, kad visi ieškojo naudos iš to vaiko. Ta prasme, mama ieškojo naudos, treneris ieškojo kažkokios tai naudos, valdžia vėlgi ieškojo naudos, nes man labai akivaizdu buvo iš medicininės pusės, kad vaikui pradėjo daryti tyrimus tada, kai jis nualpo, bet nedarė tyrimų prieš maratoną, leisdami ar neleisdami jam, reiškia. O paskui darė visus reikalingus ir nereikalingus tyrimus, tarsi tyčiodamisi iš jo. Ir man tai tokia mintis, aš nežinau, kiek tai Indijoje, ne Indijoje, bet turbūt tai irgi, verčia susimastyti ir šiuolaikiniai visuomeniai, kiek mes norėdami padaryti savo vaikus kažkuom, tai kiek mes paisome jų tikrųjų poreikių ir kaip vaikas turėdamas išgyventi, nes aš suprantu, kad tom bado sąlygom jam reikia išgyventi, jisai darys turbūt labai daug ką, kad išgyventi. Ir kad gauti dėmesio, man labai ponios psichologės komentaras patiko, kad tas adrenalinas gauti dėmesio bet kokiu būdu, kuris turbūt vaikui taip yra svarbus, neša jį kažkur. Tai aišku, kad fizinis pasiruošimas jau buvo ypatingas, bet nežinau, aš sutinkas. Ar turit kažkas komentarų? Yes. Čia ta frazė buvo nerizikuosi, nepasieksi. Jo, tai ko gero viena iš labiausiai jaudinančių temų, iki kiek toli galima žengti, rizikuoti būtent ir sugrojama būtent tuo, kad pažadina visus mūsų motiniškus instinktus, ta prasme, net nesakau tėviškus, motiniškus, ta prasme, nes grinai fiziškai baisu už tą mažą vaiką, kuris bėga, ta prasme, ir
kur to vaiko norai, jo, mes net ir mes jų labai įpaisom jų norų, mums norisi tiesiog, kad jis būtų sveikas. Ta prasme. Nes iš tikrųjų tas kontekstas šitam filme yra labai svarbus, nes Indija, jinai vis dėlto yra pokolonijinė šalis, mes turim 70 metų nuo nepriklausomybės, jinai dar nėra išsigydžiusi visų savo nepilnavertiškumo kompleksų ir tas labai akivaizdžiai matosi šitam filme. Aišku, Indijos pasiekimai olimpinėse žaidynėse yra labai menki. Tai yra du sidabro medaliai per praeitas rungtynės ir, man atrodo, 2 bronzos medaliai. Ir tokie rezultatai jie visą laiką būna ne patys geriausi. Taigi tas vaikas tampa tokia simbolinė auka, per kurią bandoma išsigydyti tą savo nepilnavertiškumo kompleksą ir galbūt mes suradom kažką tai, kas Indija vėl iškels į tą tarptautinę tokią sceną. Tai vaiko norai šiuo atveju jie yra, ta prasme, visiškai minimalizuoti. Ir aš matau, kad mūsų diskusija jau turi... Gerai, paskutinis klausimas. Aš techninio klausimo noriu paklausti, kadangi jau maratonininkę turim čia. Aš pati niekad nedalyvavau maratone, bet labai norėčiau. Ir kaip reikėtų teisingai ruoštis ir kada pradėti ruoštis? Panašu, kad jums reikės pasikeisti kontaktais. Čia labai daug, aš neberiu pasakos, jokių planų, aš kad pradėti maratonui ruoštis, tai aš manau tikrai minimum pusę metų, čia jau minimum, bet tu turi nuosekliai ruoštis tam. Čia ne tai, kad aš prabėgu 5 kilometrus ir jau po... čia krūviai, viskas turi būti, aš net nežinau, kokias tavo pastai iš vis, ar tu bėgioji, ar tu nebėgioji, ar tu tik tai dabar sėdėdamas sugalvoji bėgti maratoną. Žiūrint, tai vėlgi labai priklauso ir nuo žmogaus. Būna žmogus jau gimęs ištvermingas, būna sprinteris, būna ištvermingas žmogus. Tai vėlgi galbūt tu labai greit progresuosi, aš negaliu pasakyti, o galbūt labai lėtai. Galbūt tau pasitreniruosi prabėgdama po 15 km ir tu sakysi, aš nenoriu tų 42 km bėgti. Tai čia minimum šiaip tai apie metus reikia. Nes aš bėgioju kiekvieną dieną. Pas mane praktiškai jokių atostogų nėra. Jeigu man yra atostogos ir aš bėgioju vis tiek vieną kartą į dieną. Bet, pavyzdžiui, dabar aš ruošiuosi Japonijos maratonui sausio mėnesį, tai aš grinai 3 mėnesius aš jau dirbu atsakingai, nuosekliai į tą maratonui. Bet tai nereiškia, kad aš prieš tai nebėgioju, aš bėgioju visą laiką. Neklausykit juos, pirmą prabėkit po pusės metų, jeigu 24 prabėgsit, tai bus daug. Jo, iškart nereikia to maratono, pradžiai bandyk 10 km, juk yra visokiausių rungčių, tam pačiam Danske maratone 10, pusę maratono ir maratonas, aš nežinau, aišku, koks tavo tikslas yra. Bet treniruotis reikia daug, maratono reikia treniruotis daug. Ir dar, sakė, vienas klausimas yra. Ar girdisi? Tiesiog toks klausimas, sakai, kad treniruojasi, lakstai, bėgioji, ar tau teko matyti, šiaip bėgi ir pamatai bet kokį ten vaiką, paauglį, kuris, tavo manimu, tikrai gerai bėga, bet jis tikrai nesitreniruoja, gal jį ten tėvai liepia bėgioti, ar teko matyti tokių vaikų ten Vingio parke ar kažkur, kad bėga, matai, kad gerai bėga, prieitum, sakytum, o gal tau į lengvą atletiką reiktų eiti? Pasitaikė tokio akimirkų? Iš tikrųjų, tai labai nedaug vaikų dabar bėgiojančių ir ypač, kas surištas su ištverme, iš visų sportų, su lengva atletika, tingi labai daug kas bėgioti, nes čia yra nuobodu galbūt jiems. Bet yra tikrai, yra šitų, ta prasme, paauglių, kurie tikrai matosi. Man, pavyzdžiui, netgi vienas yra labai išstrigęs Vingio parke, bėgiojantis kenietis, aš jį vadinu, kojas ilgos, kūdas. Yra tikrai. Gerai, ir turbūt mes jau turim apibendrinti ir apibendrinimui vis dėlto aš pasirenku klausimą. Klausimą gerbiamam Cedrikui, kuris dirbęs yra su tais globos vaikais iš globos namų. Vis dėlto, ką vaikui, tokiam vaikui, kuris neturi tėvų, yra globos namuose, ką vaikui reiškia žodis treneris?
Sunkus klausimas. Nes aš ne tik dirbu, kaip čia, Indijoje, Globos namuose, aš dabar irgi turiu savo organizaciją ir mes, kaip čia, biškai darysiu reklamą savo. Mes įkūrėm futbolo mokyklą, nemokamai skirtą vaikams iš Globos namuose ir iš dienos antrąją. Ir, ten, nes, tas, kaip čia pasakyti, sunku pasakyti, ką aš esu jiems, kaip treneris, kaip socialinis darbuotojas, bet aš esu tas žmogus, kuris priima toks, kaip yra. Ir, kaip čia gražiai pasakyti. Aš jam duodu tokia aišku taisyklės, aišku, per sportą, kalbu, aišku taisyklės, aišku iššūkis. Kaip man žaisti tą komandą, tai kaip man prisijungti prie tą žaidimas, kaip čia man išmokti. Čia sportas, futbolas šiaip duoda labai aiškumas vaikams. Ir irgi duoda labai aišku pasiekmę. Jeigu aš pradedu blogai elgtis, arba jeigu aš pradedu nebevaldyti savo emociją, tada aš pradedu nesąmonę daryti, kada žaidžiu futbolas. Tai čia yra procesas ir per tą sportas galima daug išmokti. Tai turbūt, ir kaip mes kalbėjom anksčiau, skirtumas treneris ir socialinis darbuotojas, pavyzdžiui, nes aš irgi buvau socialinis darbuotojas, tai dirbom labiau per santykių. Mes turim kurti santykius su vaikais ir rasti tą bendrą kalbą. O kaip treneris, tai tas bendra kalba lengviau atsiranda, nes jeigu vaikai jau patinka futbolas, nori žaisti, tai tada jau turim tą bendrą dalykas, tai tada jau galima giliau dirbti tas. Tai nežinau, kiek aišku atsakiau į klausimas, bet... Ačiū labai atsakėt. Ir visai pabaigai aš tik noriu pasakyti, kad tas berniukas, tas Budija, kur yra, jam dabar yra 12 metų ir jis gyvena internate, jisai sportuoja toliau. Ir jam iškelta yra vienintelė sąlyga, kad iki 16 metų jis nebėgs maratono. Tai reiškia, pirmasis maratonas jau bus po 4 metų, bet vis dėlto jisai su meilė atsimena savo pirmąjį trenerį, pirmąjį tą įnašą trenerio, kuris padarė. Ir greičiausiai, kad mes kažkada dar su Budija susitiksim